Yra šilta, palyja, garantuota žolė sudygs. Nu taip jau yra. Lygiai tas pats dalykas, kai mes ateinam į maldą, ateinam ir ne tik į pamaldas, bet meldžiamės ir namuose. O tas bendravimas su Dievu veikia kaip tas lietus. Lyja tas Dievo žodis ir kažkas dygsta mūsų širdį, ar ne? Ir šiandien Dievo žodis artėja prie kiekvieno mūsų pirmojų skaitinių ir klausia, tyrinėdami savo gyvenimo patirtį, galim pasakyti, kad tas Dievas yra veiksmingas mūsų gyvenime, ar ne? Tiesiog labai nuoširdžiai, kaip liaudis, kad sakytų nesimaivant, gali šitą nuveikti mano ir tavo gyvenime, ar ne? Kad jis gali būti kaip papuošalas, taip. Kad jis gali būti karts nuo karto kaip odekolonas, taip. Juk gražios yra šventės, įvairios apeigos, kažkokie kiti dalykai. Bet ar tai yra jėga, kuri, keičia iš vidaus? Kažkokiu būdu formuoja mūsų gyvenimus. Kaip? Yra ta jėga ar ne? Ir štai pirmasis skaitinys labai aiškiai sako, kad tai yra kaip lietus. Yra šilta, palyja, garantuota žolė sudygs. Taip jau yra. Lygiai tas pats dalykas, kai mes ateinam į maldą, ateinam ir ne tik į pamaldas, bet meldžiamės ir namuose. O tas bendravimas su Dievu veikia kaip tas lietus. Lyja tas Dievo žodis ir kažkas dygsta mūsų širdį, ar ne? Juk, mėly broliai ir seserys, žinom, kad šiandien Dievas Evangelijoje ką sako? Jis sėja ir jam negaila. Taip galėtumėm pašmaikštauti. Jeigu būtumėm ūkininkai ir jeigu mūsų samdytas žmogus elgtųsi taip, kaip sėjėjas Evangelijoje, mes jį atleistumėm iškart ir dar iš atlyginimo išskaičiuotume. Nes jis beria, kur papuolė, į kairę, į dešinę. Ir ant kelio, ir į visokius, vadinkim, pakelės, ir kur tik yra galimybė, visur jis beria. Taip Dievas elgiasi. Juk mano ir tavo širdis ne visada yra derlinga žemė. Mano ir tavo širdis, visokia būna. Kartą vienas valkata, kuris neturi gyvenamosios vietos, gyvena iš išmaldos, dažniausiai gyvena dideliame mieste, po tiltu, susapnuoja štai tokį sapną. Pasirodo jam angelas, švytintis visas, ir jam prieš akis yra tokia graži auksinė knyga. Prieina tas valkata prie to angelo ir klausė, sako, o kas čia parašyta? Ir angelas šviesiai, angeliškai nusišypsoja, sako, čia yra surašyti visi vardai, kurie myli Dievą. Ir tas valkata klausia, ar yra mano vardas toj knygoj? Ir angelas papurto galvą, ne. Žiūrėdamas į savo gyvenimą, tu žinai, nemyli tu Dievo. Tada klausia tas valkata, o gali patikrinti knygą, kurioje yra parašyta, kad tai yra žmonės, kurie myli kitus žmonės. Angelas patikrina ir ten sako, nėra tavo vardo. Nepaisant savo vardo, dažniausiai rūpinės tik savim. Ir širdis yra pakankamai kieta, kad galėtum ir norėtum padėti. O tų galimybių savo tokio
bendro gyvenimo, bent galėtume sakyti draugų tarpe, tu tikrai turi. Prabunda nuliūdęs ir galvoja kažkas ne taip su tuo gyvenimu jo. Ir štai sekančią naktį vėl jis susapnuoja, tačiau tas regėjimas dar toks ryškesnis. Ir angelas ryškesnėm spalvom, ir ta knyga labiau spindinti. Priėjęs klausia, kas čia per knyga? Ir angelas vėl nusišypsoja, sako, čia yra knyga, į kurią surašyti vardai žmonių, kuriuos Dievas myli. Atverčia knygą ir pirštu parodo jam. Ir jo vardas pirmoji vietoje užrašyta. Dievas tave myli. O tikiu ir aš ir tu, kad Dievas savo knygoje yra įrašęs tavo ir mano vardą. O taip rimtai. Kad Dievas, nepaisant to, kad galbūt netitinkam to kriterijaus, nesiplėšom maikių, kaip liaudiškai kalbant, dėl Dievo. Labai turbūt neprakaituojam galbūt ir dėl šalia esančių žmonių. Bet Dievas tave myli. Dievas mane myli. Ir tavo vardas yra pirmoji vietoje. Jis myli. Jeigu tikiu šituo dalyku, ir tai nėra vien tik tai galvoj kažkas, jeigu viduj suvokiu ir suprantu Dievo tą troškimą išeiti ir ieškoti mano ir tavo širdies, tada tikrai man nesudėtinga patikėti, kad Dievas beria tuos žodžius, tuos grūdus, bet kada ir bet kaip. Kad tik nors vienas tas grūdelis įkristų kažkur, išleistų šaknis ir duotų iš tikrųjų vaisių. Bet tam, mėly broliai ir seserys, turim patikėti, kad Dievas nėra vien tik tai graži šventė. Kad jam rūpi tai, kas vyksta tavo ir mano širdyje. Indijoje vienoje šventykloje per vienuolių apeigas ir pamaldas atsirado toks įvairiaspalvis driežas. Kas mėgsta domėtis gyvūnai, žinot, kad driežai būna kartais tokie labai jau ryškus. Ir kai tik tai tos pamaldos vyksta, tylu ramu, žmonės susikaupia, o jis savo toj bažnyčioj pirmyn atgal marširuoja, didžiulis toks. Ir žinoma, ir koks tas susikaupimas. Kas prunkščia, kas kikena, kas erzinasi, nes trukdo. O vienuoliai nekreipia dėmesio. Ir taip dienų iš dienas. Galiausiai žmonės žino, kad jeigu prašys leidimo vienuolių, kad galėtų pašalinti jį, tiesiog paimti ir užmušti, tikrai negaus. Tai galiausiai susitarė taip, kad sekantį sykį, kai susirinks, kiekvienas atsineš kažkokį tai pagalį, ir susidoro su tuo driežu, kuris trukdo jiems melstis. Nes jie labai praktiškai galvoja, kad lengviau gauti atleidimą iš vienuolių, negu gauti pritarimą. Pritarimo niekada negaus. Už tai užmuš, pasakys, kad vis tik gailisi ir gudrauja savo širdį. Ir ateina ta kita diena ir vėl eilinį kartą, kai visi nurimsta, tas driežas tiesiog pasirodo toj bažnyčioj ir visi jau išsitraukia tuos pagalius. Moteris pirmoje vietoje, jų daugiau. Ir visų nuostabai tam driežui iš paskos staiga pasirodo maži driežiukai. Ir visų jau pakeltos rankos su tais pagaliais tiesiog nusileidžia. Ir vienuolis, matydamas, kas vyksta,
linksmai šyptelės pasako, motinystė atpažino motinystę. Žiūrėkit, mėly broliai ir seserys. Ot kažkada kažkas pasėtas, tų žmonių širdį išdygo. Ir atpažino, kad nevalia vaikų palikti be mamų. Nevalia, taip neturėtų būti. Sakykit, mėly broliai ir seserys, o jeigu Dievas man ir tau į širdį pasodintų suvokimą ir supratimą, kad mums prieš akis visada yra Dievo žmogus. Dievo vaikas lygiai toks pat kaip aš ir tu. Ar atsirakintų širdį tas suvokimas ir supratimas? Ar mums nusileistų tos rankos? Arba galėtume sakyti, o galbūt nusileistų tas liežuvis su piktais žodžiais, apkalbos, kiti dalykai, ir mūsų širdis kažkokiu būdu taptų švelnesnė, šiltesnė, kad juk gyvenimą galim nugyventi visaip. Nekartą mąstėm, kad tas ritmas, kurį Dievas davė, rytas, vakaras, jis vis tiek nesikeis. Ar šiandien darysim gerą, ar šiandien darysim blogą, ar šiandien nieko nedarysim, vakarop visi būsim pavargę. Tik skirtumas toks, koks jausmas bus mūsų širdyje. Štai kodėl, mėly broliai ir seserys, šiandien Dievo žodis ir klausia, ar tikiu, kad jis išeina ieškoti manęs ir tavęs? Ir ar tikiu, kad tas sėjėjas yra Dievas? Ir tie grūdai yra Dievo žodžiai. Ir nekartą mes mąstėm, kad Dievo žodžiai yra randami dviejose knygose. Tai šventajam rašte, kur Dievas labai aiškiai kalba mums, ir mūsų gyvenimo patirtyje. Juk kiekvienas sutinkam ir vargšą, kiekvienas pakliūvam ir į problemas, kiekvienas galiausiai atsiduriam ir susierzinime ir daugelį kitų dalykų. Ir Dievas nuolat kviečia rinktis ir leisti, kad Dievo žodis, kad ta Dievo pasėta sėkla augtų mumise, kad mes atpažintume šalia esančio žmogaus veide Jėzų. Štai kodėl, mėly broliai ir seserys, šiandien Dievas ir klausia, ar jis yra ta jėga, kuri gali pakeisti, kuri gali išsiskleisti, ar jis yra viso labo tik tai gražus galbūt, papuošalas, kuris niekuom nekeičia mūsų nei gyvenimo matymo, nei mūsų širdies. Amen.